Toliau laidoje Svajonių ūkis šio pavasario aktualijos išbandymų laukų Šakių rajone kartu su agronomu Laimonu Rusgaila iš bendrovės Biodinamika. Pirmasis lauko įvertinimas, kaip įvairios veislės sureagavo į tręšimo kompleksą su organinėmis trąšomis ir biologiniais produktais. Čia būtent dabar esam pasėję skirtingas 7 veislės, turim ir veislių miksus būtent ir čia bus vykdomos lauko dienos. Tai turbūt pirmiausia akcentuosiu, ką mes nuveikėm rudenį turbūt. Tai pabandom gal išsikasti augalų šaknų, pasižiūrėsim ir tada įvertinsim augalų būklę. Kokios veislės buvo, Laimonai, pasodintos? Tai čia dabar esam Skagenų ir Braitų mišinyje. Čia šalia yra Skagenas, toliau yra Bronsas, ten paskui yra Brigen veislė nauja, Asori tenais ir dar kelios veislės. Matom, kad dirvožemis dar yra šlapės. Čia dar kol kas nedarėm jokių mitybinių tręšimų, jokių purškimų nieko nedarėm, tai planuojam po Velykų išvažiuoti, nes čia naudosim skystas kasą, sulfatą naudosim skystą, sierą ir naudosim Agroliniją S su sapropeliu. Agrolinija S bus 3 litrai ir sapro ekstraktai bus 3 litrai naudojami būtent čia. Pirmas tręšimas bus visam lauke vienodai naudojamas, o paskui bus palei veislės atskirai naudojama. O kas buvo rudenį? Tai rudenį mes irgi pasidarėm prieš užšalant, pasidarėm mitybinį purškimą, tai buvo sapropelis, Agrolinija buvo naudota irgi po 3 litrus, truputėlį melasos atidavėm. Tai šitą miksą pasidarėm ir palikom augaliukus ramiai miegoti. Iš rudens matėm, kiekviena veislė skirtingai reagavo į mitybą. Toks ir buvo planas truputėlį vėliau nusitraukti, pasižiūrėti, kokį įtaką turės, sakykime, tas mūsų mitybinis purškimas. O dabar pasižiūrėkime, kaip pasėlis atrodo kovo pabaigoje. Iš rudens, sakykime, nebuvo ankstyva sėja, turim 3 potencialius stiebus. Tai dabar pabandykim perpjauti. Į ką reikėtų atkreipti, dabar mes turim apie 28-20 augimo tarpsnį. Ir dabar, kai mes pereidinėsim į 30-31 augimo tarpsnį, tai jūsų kaklelis bus pakėlęs apie 8-9 mm. Tai šito momentu yra svarbu atlikti mitybą. Tai ir vėl bus naudojamas skystas magnis, siera skysta, NH2 skaitosi azotas bus ir lygiai taip pat bus Agrolinija S su sapro ekstraktai panaudota. Dar vieną bandymą panaudosiu su sapro forte. Bus naujas produktas toks, tai irgi atlikinėsim bandymus šiais metais, nes praeitais metais nespėjom pilnai atlikti bandymų, tai šiais metais skirsim tam dėmesį. Tai va, tai atkreipkite dėmesį būtent į šitą tręšimą. Ką jis jums duos. Jeigu dabar, sakykime, mes augalai kaip nepilnai yra išsivystę, turim ten šoninių ūglių neužpildytų, kurie gali nukrist paprasčiausiai, va kaip, sakykime, dabar čia. Jos atmes paprasčiausiai. Tai tas mūsų mitybinis purškimas, jis paskatins būtent tų šoninių ūglių augimą ir turėsim mažesnius nuostolius, išlaikysim tuos 700 augalų kvadratiniam metre. Tai va, toks yra tikslas būtent padaryti su mūsų mityba. Pasak Laimono Rusgailos, ūkininkas naudojo organinės trąšas. Jos ne tik pagerina derliaus kokybę, bet ir sutaupo mineralinių trąšų. Jeigu, sakykime, atliksim taisyklingai laiku, atiduosim mitybą ir tada, kada augalui reikia, tai realiai mes per ilgalaikę tą mano patirtį pastebėjau, kad galim mažinti mineralinių trąšų kiekį. Tai, sakykime, galite sustaupyti 20% ar ten, sakykime, daugiau, priklauso nuo regionų ir dirvožemių. Tai nenukenčia realiai derlius ir kokybė jo. Tai tikrai rekomenduoju pasibandyti, pasitręšti. Dar vienas produktas naudingas ne tik augalui, bet ir dirvožemiui, tai preparatai iš natūralios kilmės sapropelio. Jau daugelį metų testuojam mūsų skystas organinės trąšas. Viena iš jų yra tai sapropelis, sapro ekstrakt. Tai
Sapro ekstraktą rekomenduočiau visiems įsitraukti būtent, jeigu naudojat skystas kas azotinės trąšas. Organinė medžiaga skaitos imobilizuos jūsų azotą, tai sustabdysit azoto išsiplovimus paprasčiausiai. Dar vienas koks akcentas yra, per keletą metų, kur, sakykime, yra erozijos pažeistos vietos, tai naudojant didesnės normas sapro ekstraktą, galit, sakykime, aktyvinti tą dirvožemį, nes kaip sapropelis, kaip žaliava, tai yra aktyvi. Turi ir mikrobiologijos skaitos, ir didelį kiekį huminių ir fulvių rūgščių, kurios yra atsakingos skaitos už dirvožemio struktūrą, sakykime. Turi lipidų, apjungia, neleidžia maistinių medžiagų išsiplauti. Rekomenduočiau pasibandyti visiems tręšimą būtent tiek per lapus sapro ekstraktą, tiek būtent į dirvožemį kaip aktyvatorių. Čia bus kaip kondicionierius, sakykime. O agrolinija S, jeigu taip plačiau pažiūrėjus, tai agrolinija S papildo mitybinių elementų trūkumą augale, tada, kada reikia. Nes, sakykime, mūsų dirvožemis yra sulėtėjęs, mikroorganizmų veikla yra tikrai išsikraipiusi, nes dabar šiai dienai dirvožemį turime bakterinę terpę, o ne grybinę terpę. Jeigu taip žiūrėsim iš myliagrybių skaitos pusės, tai myliagrybius naikina azotas. O myliagrybiai yra atsakingi už deguonį. Jeigu jūsų dirvožemis būtų sveikas ir sakykime, kvėpuojantis, nes deguonis yra pagrindinis akcentas, tai jūsų dirvožemis būtų kaip grūdėta varškė. Čia matom, yra horizontalus sluoksniavimas dar pakol kas. Aišku, čia gal daugiau stojam galulaukis, bet principe, ko jums reikia siekti, tai bakterijų ir grybų santykį. Sapro ekstraktas arba sapro forte produktas galėtų jums pagelbėti šito klausimu, nes tai yra natūralus produktas gamtoje, aktyvus su mikroorganizmais. Daugiau apie biologinių ir organinių produktų naudą derliui ir dirvožemiui bus pasakojama Lauko dienoje birželio mėnesį. Visą informaciją rasite biodinamika.lt, sako bendrovės direktorius Artūras Vasiljevas. Jo, iš tikrųjų, mielai kviečiam ir noriu priminti, kad Biodinamika nuo 2017 metų gamina organinės beres trąšas ir skystas koncentruotas trąšas augalų mitybos optimizavimui, dirvožemio pagerinimui, sakykime, taip ir atlikinėjom daugybę bandymų kiekvienais metais. Tuo pačiu plečiam produkcijos asortimentą, atsižvelgdami į ūkininkų norus, kad jie galėtų sumažinti savikainą produkcijos, tuo pačiu neprarandant produkcijos kokybės, be abejo prisidedant prie dirvožemio pagerinimo. Pasak Artūro Vasiljevo, kiekvienais metais vis daugiau ūkininkų renkasi naudoti biologinius ir organinius produktus.